kova aikštės viduryje. Stonkus. Laisvas žalgiriečių gynėjas veržėsi pirmin ir gana pavojingai smūgiavo Vilniečių gynėjas iš toli. Dabar Žalgirio treneriai ruošia keitimą ir aikštėje turėtų pasirodyti Gintaras Rimkus. 14 Žalgirio komandos numeris. Saugas gali žaisti ir puolėjo pozicijoje. Taip, ryžtingos priemonės, keičiamas gynėjas Andrius Riubas. Matyt, kairiajame krašte žalgiriečiai, atsiprašau, dešiniajame krašte kiek atitrauks Dainių Šuliauską. Jodeikis. Praėjo ta aktyvumo, Romar futbolininko aktyvumo banga, kuri buvo maždaug nuo 24-osios turbūt minutės po pasiekto įvarčio iki 30-osios. Ir teritorinė iniciatyva dabar priklauso Žalgiriui. Aidas Prikšaitis kairiuoju atakos kraštų skuba link Romar vartų. Pakeltas kamuolys, klysta Darius Dilda ir... Ne, vis dėlto suskubo Saulius Vilčiauskas padėti savo vartininkui. Ir tikrai kolektyvinėmis pastangomis Romar išvengė nemalonumų. Dilda kamuolio nesugavo. Ir tik tai, kad pirmas prie jo pribėgo Saulius Vilčiauskas. Pirmas pribėgo prie kamuolio ir išspyrė jį už šoninės linijos. Atrodomais spartinukais. Na ir žalgiriečiai visi sugrįžo į gynybą. Danilčevas kelia kamuolį ir taip sugebėjo Darius Petyla pasiekti kamuolį ir Tomas Žiukas atrodo atsitraukė į dešinį kraštą, kur rungtynių pradžioje žaidė Andrius Riubas. Rimkus. Kol kas beveik nepastebimas žaidėjas išėjęs į aikštę. Na ir tai pirmas jo ryžtingesnis bandymas prasiveršti link vartų. Atrodo krūtinės smūgiavo į vartus Aurelijus Karbalius. Vienintelio kol kas šios dienos rungtynių įvarčio autorius Rolandas Vaineikis. Teisėjas Švilpukas skelbia, kad Remigijus Pocius atakavo, neleistinai atakavo Darius Petyla. Ir atakuoja Žalgiris. Vilčiauskas. Taip, teisėjas šis teisėjo Kęstučio Birėtos Švilpukas skelbia, kad pirmasis kėlinys baigėsi, po jo Mažeikių Romar pirmauja rezultatu 1-0. Vienintelį įvartį 24 rungtynių minutę įmušė Rolandas Vaineikis. Na, Baltijos televizijos ir Tele3 skelbia pertrauką. Taigi komandų sudėtis. Aikštės šeimininkai Mažeikių Romar. Pirmasis numeris Darius Dilda, vartininkas. 5 Ramūnas Tonkus, 6 Donatas Vencevičius, 7 Edgaras Jankauskas, 8 Andrius Tereškinas, 9 Aidas Prikšaitis, 10 komandos kapitonas Aurelijus Karbalius ir 11 numeris Eimantas Poderis. Per pertrauką komandos keitimų atrodo nepadarė. Žaidžia tų pačių sudėčių. Tai yra padarytas vienintelis keitimas. Na ir Poderis, labai pavojingas smūgis. Ir dar tęsiasi Žalgirio ataka, tačiau kiek sudėlse Edgaras Jankauskas, po to Aidas Prikšaitis bandė pakelti kamuolį virš baudos aikštelės. Matyt, kelti kamuolį baudos aikštelę, taip. Ir labai pavojingas smūgis. Atrodo, Aurelijus Karbalius smūgiavo nusisukęs. Nusisukęs nuo vartų. Netikėtas buvo smūgis Dariui Dildai ir tik paskutiniu momentu įspėjo sureaguoti. Kamuolys išmušamas už šoninės linijos. Štai Donatas Vencevičius. Matote kartojimą epizodą. Donatas Vencevičius ir... Taip, vis dėlto. Darius Dilda suspėjo. Puikiai vertino situaciją. Ketas. Prekyba guoliais. Tik po 16 įvarčių įmušusius Robertas Žališas, BK Kauno ir Vaidotas Šlekį iš Panevėžio ekrano.
Poderis. Skarbalius. Vidas Dončenkas grįžo padėti savo komandos gynėjams. Jam tai pavyko, tačiau ant žolės guli Aurelijus Skarbalius. Vaineikis. Ir Vaineikis. Tiesiog atrodo, kad reikia žaisti toliau. Baudos nebuvo, Aurelijus Skarbalius toliau guli ant žolės. Matyt, vis dėlto gavo Žalgirio futbolininkas traumą, tai pastebėjo komandos draugas Tomas Žiukas ir stiprių smūgių išspiria kamuolį už šoninės linijos. Pats Aurelijus Skarbalius charakteris sąlygojo tai, kad jis kovoja dažnai ir net tuo atveju, jeigu jam skauda. Na ir taip, keitimas. Aurelijus Skarbalių keičia 15 numeris, rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas Lietuvos čempionate Darius Maciulevičius. Ir aišku, užims Skarbaliaus vietą aikštės viduryje. Aurelijus Skarbalius. Matyt, vis dėlto susižeidė futbolininkas Kancevičius. Maciulevičius, vienas pirmųjų kontaktų su kamuoliu. Ir netikslus perdavimas. Vidas Dončenkas spyrė kamuolį į priekį. Rolandui Vaineikiui, ir Rolandas Vaineikis siunčia pirmin Remigijų Pocių, šis Tomas Žiukas sužaidžia į senelę su Aidu Freikšaičiu. Bando viduriu prasiversti Žalgirio futbolininkai, atiduotas kamuolys į dešinę Gintarui Rimkui, smūgis į vartus, labai pavojingas smūgis. Rezultatas 1-1 tikrai būtų patogu Žalgiriui, nes tokiu atveju jiems savo aikštėje netgi užtektų sužaisti lygiomis 0-0. Vencevičius. Labai netikslus Rolando Vaineikio perdavimas, nebūdingi tokie netikslumai šiam futbolininkui, tačiau šįsyk jis suklydo. Ir Juodeikis. Nerijus Gudaitis. Tikrai patikimai žaidžia šiandien šis gynėjas. Komandos, kad ir smūgis į vartus, kamuolys atšoka nuo gynėjo kojas. Vaineikis atiduoda kamuolį Pociui ir pavojinga kontrataka. Pocius sugeba apeiti Andrių Tereškiną, vienas prieš vieną išsiveržia ir nepataiko į vartus. Puikus Mažeikių Romar Polio reidas. Jo štai matote, Remigijų Pocius susiėmęs už galvos. Matote, kaip jis pabėga nuo Andriaus Tereškino. Smūgiuoja netikėtai. Taigi teritorinę persvarą turi Žalgiris, tačiau progų pasižymėti šiandien turėjo daugiau šeimininkai. Teisėjas Vilpukas skelbia, kad baudos smūgis bus mušamas link Romar komandos vartų ir pavojingas Dariaus Maciulevičiaus smūgis. Tribūnoje plaikstosi ir baltai žalia Žalgirio vėliava. Jau sakiau, kad atvyko visas Aistruolio autobusas. Ir pavojinga situacija, Juodeikis turėjo ir stiprus, labai stiprus smūgis. Vidas Dončenka griebėsi už galvos. Mažikiečiai išmušo kamuolį už šoninės linijos ir Dainius Šuliauskas meta kamuolį į aikštę. Ir labai pavojinga situacija. Maciulevičius smūgiavo į vartus. Kiek nepavyko smūgis Žalgirio saugui. Vilčiauskas atiduoda kamuolį į dešinę Tomui Kančelskiui.